Taigi Adomo Mickevičiaus biblioteka tai vienas atskaitos taškas tam tikra jūsų gyvenimo atkarpa. Jūs gyvenote keletą metų adresu Trakų gatvė 10. Tuo metu buvo Trakų gatvė 10, jeigu prisimenat. Ar Trakų gatvė 11? Buvo Trakų 11. 11. Nes dabar tas pats pastatas yra Trakų gatvė 10. Dabar 10. Taip, 10. Tai man irgi kažkas sako, čia 10, sakau, ne 10, o 11. Taip, pasikeitė kažkurio metu, pakeitė. Norėjom paklausti, kiek laiko, kiek metų jūs gyvenote adresu Trakų gatvė 11 ir kada ten atsikraustėte? Tai čia kaip tik tai, kai pasibaigė gyvenimas tėviškai, Gulbinėnuose, kai mano tėvelis suareštavo, tai jau mama iš viso jau 39 metais išvyko į Vilnių. Jau jį pradėjo dirbti Vilniuje, todėl kad jau žinojo, kas laukia. Tai o tėvelis buvo labai greitai ir staiga areštuotas. Kaip atėjo bolševikai, tai mes net, galime sakyti, nematėm nei kariuomenės, nei mūšių, nieko, kai gyvenom Gulbinėnuose. Tai tėvelis suareštavo maždaug savaitę ar 2, kaip atėjo bolševikų valdžia į Lietuvą. Tai teko visas gyvenimas savotiškai ir pasibaigė vaikiškas pasaulis. Bet vis tiek gavosi gana įdomiai, kai mamytė buvo išvažiavusi, o čia buvo vasaros laikas. Man atrodo, žinai, dabar dėl datų, tai aš jau bijau, kad nesistengsiu net prisiminti. Bet mus tiesiog ten kažkoks kolūkis pasidarė, susiorganizavo ir mane ir brolį pasamdė karves ganyti. Žinoma, mums labai patiko su broliu, mes tikrai su džiaugsmu priėmėm tą darbą ir kadangi mano broliukas labai toks organizuotas ir ūkiškas, tai kažkaip pradėjom ganyti, tai žinoma, su savo nuotykiais, su savo vargais ir paskui mes nebežinojom, kad daug dalykų, kas buvo tuose sandėliuose arba namų apyvokoje, stovėjo miltų maišas, tai mes bandėm tas miltus paimti, išsikepti blynus, pasirodo, kad jau nebegalima, nes jau nebepriklauso mums. Tai žodžiu, ta vaikystė būtų gal ir kurį laiką prasitęsusi Gulbinėnuose, bet kai mama atvažiavo iš Vilniaus į Gulbinėnus ir kai pasakė tas kolūkio turbūt pirmininkas, nesako, reiškia, jie turi baigti ganyti, kol ganimo laikotarpis, reiškia, atseit, mums prigulė kaip vaikams. Žinoma, mama labai griežtai pasakė, kad to nebus. Ir žodžiu, kad mokslo metus jie pradės kaip visi vaikai. Ir žodžiu, tokiu būdu mes jau iš Gulbinėnų išvažiavom ir mama žinoma, kad tokios prievartos nebuvo, kad būtinai turi vaiką jau čia likti. Taip, ir išvažiavom į Vilnių. Žinoma, Vilniuje Ar jūs tais pačiais metais išvažiavo, tai kai suėmė jūsų tėvelį? Ar jau dar pagyveno? Jau tėvelis buvo suimtas. Jau tėvelio nebuvo. Nebuvo tėvelio? Ir kiek jūsų... Mama buvo Vilniuje, buvo tuo metu teta ir vyresnis brolis, bet jie visi dar irgi buvo užimti. Vieni Biržuose mokėsi, taip kad žinau, kad kažkaip mes su broliu sesutė mano jaunesnės nesamdė, bet nesamdė, bet nežinau, ar mums mokėjo. Aš šito neprisimenu, manau, kad grinai, kad vaikai atseit jau jie kaip nuosavybę pasiėmė. Taip ir tada mūsų jau pasiėmė mama į Vilnių. Iš pradžių Vilniuje mes negyvenom Trakų gatvėje. Gyvenom, kur dabar
Pergalės kinas, žinot, kur Pilies gatvėje yra kinas buvo, aš dabar neprisimenu, su kolonomis pastatas. Pergalės kino teatras. Taip, Pergalės kino teatras. Ir tam kieme buvo butas ir pradžioj ten pradėjom gyventi, gana ankštas butas. Ir ten tam kieme tik jau kurį laiką gyvenom. Tai ten ir Brėdikių šeima, jis violončelistas, Brėdikis yra sūnus, dabar smuikininkas. Ir žodžiu, ir tada iš ten mes jau lankėm Birutės gimnaziją, į Birutės gimnaziją įstojom, o Birutės gimnazija buvo prie Tauro kalno, ten prie tų protestantų, liuteronų kapinis, ir ten buvo labai simpatiška gimnazija. Paskui labai greitai ta gimnazija užsidarė ir buvo jau įkurta Salomėjos Nėries gimnazija. Ir ta Salomėjos Nėries gimnazija prie Ignoto bažnyčios buvo tokia senam vienuolyne. Tai žodžiu, tada jau, bet gal kokius metus mes gyvenom tenai prie Pergalės to kino, o paskiau jau Trakų gatvė. Trakų gatvė man jau labai patiko, todėl kad man tie kambariai priminė ir Gulbinėnus. Tos durys atsidaro abi pusės ir tos erdvės ir kažkaip buvo, jau pasijutau, kad jau tikrinamai, nes tokiams mažam ankštam bute, tai vis tiek toks jausmas, kad kažkas nesava. O Trakų gatvėje tai jautėmės kaip vaikai, turbūt gerai, bet gyvenimas buvo labai keitėsi su kiekviena diena Trakų gatvėje. Ir keitėsi žmonės, keitėsi judėjimas gatvėje, vis daugiau atsirasdavo vokiečių paskiau po bolševikų. Matote, aš dabar bijau, kad labai greitai kaip sako, keitėsi valdžia. Buvo kurį laiką dar bolševikų, bet aš tik žinau, kad kai mamytė vaikščiodavo gatvį, klausdavo jūs, tai sako, jūs dar nesuimta mano mamos. Reiškia, stebėjosi ir labai daug tuo metu dingo, labai daug žmonių išvažiavo inteligentų iš Vilniaus, tiek Lenkų, tiek Lietuvių. Ir paskiau tai turbūt laikotarpis karo artėjo karas link Vilniaus, nes čia buvo, matot, kaip man dabar sudėtinga, aš matot, jau pradedu aiškiai maišyti. Reiškia, dar buvo bolševikų valdžia, paskiau vokiečių. Taip ir buvo. Taip ir buvo, ir labai staiga, ir kaip šitas pasikeitimas, tik tai prisimenu, kad surištas buvo su mūšiais, su bombardavimais Vilniui, kuriuos išgyvenom labai sunkiai. Ar daug Trakų gatvėje? Taip, ir žinau, kad vieną vasarą mes, mamytė jau matyt vokiečiai, kai jau atėjo, tai jau jį, žinoma, keitė darbą, nes jau dėstė savo laiku Lenkų mokykloje, dirbo mokytoja matematikos, rodosi. Dirba ir tas toks įtampos laikotarpis buvo labai didelis ir šitas virsmas, kuris vyko turbūt man dabar kaip vaikui, matot, ir atminty, yra va taip, viskas kažkaip liktai vienu ir tuo pačiu galima įvardyti. Viskas tampa, nebegali mano mama ir man, kadangi jau liko tik mama, ir suaugę žmonės tampa kažkaip įtampoje, su kuriais mes bendravom ir vieni kiti labai palaikė, ypatingai kai atėjo vokiečiai, uždarė universitetą, kadangi mūsų visuomenė tuo metu buvo turbūt
mano mamos, turbūt labai inteligentiška, neturbūt, bet taip ir buvo. Ir, žodžiu, tuo metu ji jau čia prie vokiečių, tai ji ir jos dvi pažįstamos draugės, pusiau draugės, nebuvo jos didelės jos draugės, bet nuo senų laikų pažįstamos, irgi viena ponė Meškauskienė ir ponė Judišienė. Abidvi yra buvusių Lietuvos generolų žmonos. Ir jos, reiškia, įsteigė valgyklą, paskiau tą Vilniaus gatvėje. Ir ten su laiku ten tampa restoranas, bet matot, kas žinau, įvyko, kad tai buvo labai didelė parama, kai lieka Vilnius be, galima sakyti, nebesavarankiškas ir be duonos. Tai tas darbas, mano mama dirbo buhalterijoje tuo metu, jai baisiai, tik žinau, kad jai baisiai buvo nepatenkinta, nes ten labai kaip pradėjo vokiečiai, jau vokiečių valdžia atsiranda ir ten labai pradėjo mėgti tą valgyklą, paskui restoraną, vokiečiai. Bet už tai ten gaudavo tos produktus, aš prisimenu, kad grybai ten, pavyzdžiui, žaliuokis ar kas buvo statinėmis auginamos ir ten, kaip sako, mes iš ten gaudavom kartais galimybę turėti maisto. Ir aš žinau, kad ir mama rūpinosi, kad kadangi profesūra buvo be darbo labai greitai ir jau buvo organizuojama įvairi šalpa. Bet dar buvo, žinau, kad labai išgyveno ir tie areštai prie vokiečių taip pat vyko. Ir kadangi mama labai gerai buvo pažįstama su Sruoga buvo areštuotas, paskui iš kunigų kažkas buvo areštuotas, ne kažkas, kunigas Lipniūnas. Bet žodžiu, labai buvo tokia visuomenė, kuri labai greitai pajuto, kad vokiečiai turi interesus, ne kad Lietuva išsikovotų laisvę, kaip ir turėjo iliuziją lietuviai, kad jie galbūt galės, reiškia, per vokiečius, po bolševikų, galvoja per vokiečių išsikovoti kažkokią savo savarankiškumą, kad vis tiek tai buvo jau susiformavusi valstybė Lietuvos. Tai visi tie dalykai vis tiek kliuvo žmonėms, kurie buvo inteligentiški ir tarp jų buvo labai kontaktai dideli. Aš taip supratau, kad mūsų namuose būdavo labai daug labai įdomių ir gražių žmonių, ir kurie paliko man kaip paaugliai jau. Būdavo tie įvairūs matyt susitikimai ir jų būdavo kartais ir daugiau ir mažiau. Plius dar jeigu būdavo kokie areštai ar kokie sunkumai, tai atvažiuodavo žmonės iš Lietuvos ir visada būdavo jie priimti į mūsų namus. Ir žinau, kad įvairios problemas buvo sprendžiamos žmonės iš Kauno, inteligentai, iš kai kurias pavardės šiemet užmiršau, bet aš prisimenu, kad jie buvo irgi tokie gana žymus. Tai rašytojai, tai mokslininkai, tai Pikčilingių šeima, žinau, ir daugiau ten įvairių žmonių, kurie paskiau turėjo sunkumų, jau kai bolševikai atėjo į Vilnių. Ir aplamai tuo metu, tai aplamai Vilniuje mūsų namų durys buvo atviros. Ir kadangi labai daug areštų buvo, tai žinau, kad visi žinojo šitą adresą, Trakų 11, ir yra buvę, kad žmonės miegodavo ant grindų. Jie buvo talpinami, kad turėtų kur prisiglausti, nes matyt labai daug tų buvo suimtų žmonių ir iš Lietuvos, ir iš Kauno. Ir tas judėjimas per namus
Tai kiek aš prisimenu, kad mama, kadangi dar ir dirbdavo, tai grįždavo labai pavargusi. Ir jau aš visada jau, kadangi aš jau buvau vyresnė, mano vyriausioji sesuo jau buvo išvažiavusi į Gardiną. Ten įlankė pas ponę Lukšienę tuos kursus vaikų darželių. Ir į Gardiną taip pat organizavosi, kad lietuviai ten irgi daugiau turėtų, kur vieni kitus palaikytų ir Gardino lietuvius. Tai žodžiu, žinau, kad su tokia misija mano vyriausioji sesuo tuo metu išvažiavo į Gardiną. Gal jūs galėtumėt papasakot apskritai tą daugiau buitinį gyvenimą, kasdienybę savo, kai gyvenot Trakų gatvėj? Gal kažką prisimenat iš to buto, kaip jis atrodė, kuriam aukšte buvo, kiek kambarių, paskui visą tą savo rutiną, buitį, ar buvo disciplina, kaip mama jūs auklėjo? Dabar tas butas buvo dėkingas, ta prasme, jis buvo gana didelis. Vienas kambarys, kuriame mes su sesute gyvenom, buvo gana didelis, buvo svetainė, tai reiškia svetainė vidurinis kambarys, mažesnis kambarys buvo sesers ir buvo tamsus kambarys rentgeno. Ten anksčiau kažkoks rentgeno užsiminėjo pusiau daktaras, bet aš sužinojau, kad jis buvo pusiau lietuvis, pusiau lenkas, Markevič. Žinau, kad pavardė, todėl kad labai daug liko tų jo receptų išrašų kortelių, kur su jo pavardė. Ir paskui buvo kambarys, kur mano brolis ir vienas ir kitas gyveno. Paskui buvo kambarys, kuris iš karto įeini ir iš karto, kuriame apsigyveno tokia rusė, kuri mes vadinom ją grafienę, bet ji buvo aiškiai žvalgybininkė, čia prie bolševikų. Virtuvė buvo nemaža, mažytis kambariukas buvo prie virtuvės, kuriame Agnietė mūsų tokia senutė, kuri mums gamino maistą. Buvo vonios kambarys truputį žemiau, bet jau toks užkampis ir tualetas, bet ten buvo laipteliai, dar vieni laipteliai, kuriais galima buvo į palėpę ir iš tos palėpės prie vokiečių mes vaikai žiūrėjom, kaip vokiečių kariuomenė, vokiečių būstinė buvo kitam kieme ir ten buvo esesininkai. Ir mes matėm, kaip jie išsirikiuoja, kaip grįždami, ne anksti nuo ryto, mes anksti nuo ryto, bet kartais nueidavom pasižiūrėti, nes tas vokiečių tie šūkiai ir ta disciplina, ir jie ten turėjo savo būstinę, kuri buvo, galima sakyti, čia pat, už mūsų būtų tada, jeigu mes 11, tai turėjo būti turbūt arba 9, arba 7. 11, ne. Nesvarbu, žodžiu, kažkuris ten numeris. Tai kadangi įėjimas ten irgi buvo iš Bromo perėjimas, reiškia, buvo irgi uždaras ir galbūt vokiečiams jis buvo patogus. Tai vat tie kambariai, vis tiek jie buvo išmušti tapetais. Pirmas buvo mėlynų tapetų, bet tokių nepasakyčiau, kad labai gražių tapetų, nes aš senelių namuose mačiau, tai jų tapetai man buvo labai gražus, bet už tai svetainiai tie tapetai buvo panašus kaip ir mano senelių namuose Vabalninkuose ir man jie labai patiko, buvo tamsiai mėlynas su sidabru ir juoda, žodžiu, tie specifiniai raštai
ir sesers kambarys jau, tai tokie jau, tokie, paprasti labai. Buvo karnizai kažkokie stambus, durys man labai patikdavo, parketas buvo labai geras. Koridorių, bet ta virtuvinė, ta ūkinė dalis į tokią, pasakyčiau, šiaip sau. Tai nebuvo tokia jau patogi. Manyčiau, kad gal tuo metu dar nebuvo įsibėgėta ta sanitarinė pagalba, kuri galėjo būti. Nors vis tiek ir vanduo, ir buvo, vonia buvo šildoma, specialiai krosnelė, kuri tokia didelė su pakūrenimais. Žodžiu, ir ta palėpė, kuri man paskui kažkaip labai išliko, todėl kad buvo laikomi kartais ir mano tetos, tėvelio sesers daiktai ir batai. Tai žodžiu, mes ten visko surasdavom, būdavo įdomu, kaip vaikams. Buto langai buvo į Trakų gatvę ar į kiemą? Į Trakų gatvę, langai į Trakų gatvę, o į kiemą buvo iš virtuvės ir iš to pirmo kambario, kuris buvo irgi į kiemą. Į kiemą buvo iš virtuvės, iš to 3 langai, 3-4 langai. O čia buvo dideli, langai gana dideli, bet kai įvyko tas baisus sprogimas Vilniuje, tai mes likom be stiklų. Tai čia jau atskira labai didelė istorija. Ir gatvė kruvina. Ir jūs prisimenat šitą visą? Taip. O jūs tuo metu buvot namie? Namuose buvau tuo metu ir ten buvo Ivanauskas, kuris gyveno tuo metu, Dirsytės sūnėnas, kuris sėdėjo ant sofkos prie lango, kaip tik vaikų kambarį, bet jau prie bolševikų tas vyko, kadangi mes jau buvom suvaryti į vieną kambarį, jau galima sakyti, ne visiškai buvo šitas kambarys ir vienas kambarys į kiemo pusę ir virtuvė buvo dar mes naudojamės ir virtuvė, ir tualetų su vonia. Tai tada jisai, kai sėdėjo, aš sakau, Stasy, aš jam sakau, jis šiaip vadinosi Antanu, bet aš sakau, Stasy, žiūrėk, sakau, saliutas, bet o jis kažkodėl buvo su paltu, ką tik atėjęs ir kažkaip sėdėjo ir taip užsidengė su paltu. O mane tas saliutas kaip smogė, reiškia, atgal. Ir visos spintos vienas, kuris stovėjo taip vis-a-vis, kadangi kambarys jau buvo padalintas su spinta, kad galėtų būti miegamasis kaip ir šiek tiek atskirai, tai vos ta spinta neapsivažė. O tada aš prisimenu, kad iš baimės ir nesuvokimo, kas čia vyksta, langai, žinoma, ant jo užbyro, ant to Stasio. Ir aš matau, kad jis po stiklais, o aš išgiščiau tada pro duris ir tais laiptais. Laiptai taip buvo stiklais. Nukloti. Tik prisimenu su suknele, o baisiai šalta pasirodo žiemą. Čia buvo žiemos laikas ir toks šaltis. Aš galvoju, tai ką aš dabar čia darau. Žinoma, paskui grįžau per tos stiklus į viršų. Ir filmas susibaigė, nebežinau. Gyvenimas, matyti, vėl visas susisuko, nes šitas smūgis buvo labai didelis. Ir kai aš pažiūrėjau per langą, tai, žinot, buvo tų ir kraujo dėmių. Ir kieme aš nespėjau, bet... Ir paskiau tai atgarsiai buvo, kad ten iš pirties žmonės, kurie prie stoties, bėgo beveik nuogi, kurie išliko gyvi. Iš viso nebeaišku, kas ten buvo. Ten buvo gabenami
sprogmenis iš Vokietijos ar iš fronto ir žodžiu, kad ten visą eilę vagonų jų buvo su sprogmenimis. Tai tie sprogmenis paskui paaiškėjo šiek tiek, kad susiduria, reiškia, du kažkur tai vagonai ir du vagonai sprogo, o kitus sakė atkabino geležinkeliečiai, kurie turėjo žūti. Ar tas yra, nes jeigu būtų visi, tai Vilnius, aš nežinau, nes prisideda Antakalnis, ypatingai Kalvarijų į kalną einantis kelias, ten irgi langai išbyrėjo daug kur. Tai toks baisus smūgis. Ir tuo metu Irena Veisaitė buvo pas Sniečkų. Ir jį verkšė, sako, aš viską užmiršau, bet jis irgi iš išgąsčio. Ir sako, tada Sniečkus iš išgąsčio irgi skambina į saugumą, saugumas nieko nežino. Reiškia, diversija, nediversija ir tokia. O paskui Irena sako, žinai, nieko neprisimenu. O jie kaip tik grįžus papasakojo, paskui matyti iš tos baimės. Bet tu, žinai, aš įsivaizduoju, kaip turėjo jaustis Sniečkus. Čia galėjo pagalvoti, gal čia yra, žinai, koks nors, būtent kokia nors pasipriešinimas ar kas. Žodžiu, tokia, turbūt ir liko šitą nuslėptą dalis, todėl kad Lietuva tuo metu tarybinė turėjo atsakyti, kas čia vyksta, turbūt, bet nieko nežinojo tuo metu. Tai šitą pokalbį tai Irena girdėjo, sako, kodėl? Sako, nu nieko. Ir jai reiškia, o kaip gerai, kad jį papasakojo. Tai nors tokiu būdu išliko tas įspūdis, kokia buvo tuo metu mūsų bolševikų valdžia. Jūs papasakokit dabar apie savo tiesiog kaip paauglės gyvenimą, kai gyvenot Trakų gatvėje. O kaip gyvenime, tai galiu pasakyti, kad Trakų gatvėje, kol dar buvo galima, važinėjo dar karietos, mes važiuodavom su karieta. Norėčiau pasakyti, kad Trakų gatvėje, o tas butas ir tas kiemas, kuris yra Pranciškonų bažnyčia, čia buvo mūsų kiemas. Ir ten mes kaip vaikai labai mėgom, kaip sako, gamtoj čia pat. Ir ten ta Montvilo skulptūra, tai mes per ją laipiodavome ir sėdėdavom ten žemai aukštai. Ir, žodžiu, buvo tas kiemas ir architektūra. Nuo pat vaikystės ir paauglystėje man architektūra veikė labai stipriai. Ir, pavyzdžiui, man ne bet kokie namai. Namai, kurie turi tą jėgą, kurią aš ir šiandieną nelabai suvokiu. Ir manau, kad ne tik mane, Vilniuje ypatingai tas jausmas buvo stiprus. Ir galbūt todėl, kad Gulbinėnuose ir senelių namai taip pat turėjo kažką tokio, kas yra veikia pastatai net. Ne tik, kad medžiai ar ten parkas ar aplinka visa, bet ir patys pastatai, todėl, kad jie yra kaip kažkokie, kur aš galvodavau, kažką liudija apie žmones. Ir tie poreikiai, kurie egzistuoja, tai tiesiog stebina. Ir, pavyzdžiui, ta Pranciškonų bažnyčia, ypatingai jos fasadas iš priekio, kur įėjimas. Ir aš tada žiūrėdavau ir galvodavau, ir kam to reikia? Bet, reiškia, tas klausimas taip ir liko. Reiškia, kažko žmonėms visada reikia. Ir galbūt labai galbūt padeda išsiskleisti pačiai tai kūrybiniai jėgai, kuri tvyro nebūtinai čia tik pas menininkus, pas visus žmonės. Ir aš atkreipiau dėmesį, kad tą klausą, tą architektūrai labai Vilniaus žmonės labai jaučia, jie visi jau yra, kaip sako, pavergti. Ir jau kas Vilniuje
gyveno, ir gana anksti gyveno, arba turi tą santykį, kuris nebepaliks. Man taip atrodo, tas kiemas pranciškonų labai yra ir aš labai džiaugiuosi, kad ten vis tiek jis išliko ir ta koplytėlė ten tokia yra, nei šiokia, nei tokia. Bet be tokio namelio, ten liktai Trakų gatvė irgi būtų ne ta. Reiškia, yra tokia ir atrodo smulkmenos nereikšmingi dalykai. Ir be to kito siauro namelio arba ten priglūdusio kokio nors. Tai čia vienas dalykas. Paskui, žinoma, ta Mikalojaus erdvė, tai žinoma, mes ir Irena Veisaitė jau į tą Mikalojaus bažnyčią eidavom, ji labai buvo tikinti, aš labai jai pavydėjau, aš matai nežinojau, kad ji žydaitė, kai mes gyvenom kartu ir aš tikrai kažkaip labai, mūsų santykiai buvo labai geri, sakau, Dieve, kai sakau, kaip tu moki melstis. Man atrodo, kad aš visai nesugebu, bet ji turėjo tą dovaną, bet ji pasikrikštijusi jau buvo, kaip jau ne su mūsų namais surišta, čia jau buvo anksčiau. Pasikrikštijo katalikų konfesijoje. Taip, katalikų. Ir jūs eidavote kartu į Mikalojaus bažnyčią? Mes eidavome ir šventėm Mikalojaus bažnyčią kartu. Ir mes šiaip kažkaip su Irena, su manim mes dažniau, todėl kad mūsų buvo jau skirtumas gal toks ir kažkaip labai. Tai man... Irena už jūs vyresnė šiek tiek. 3 metais tik tai vyresnė, tai čia... Tada atrodė, kad irgi yra skirtumas. Tai, kad jį jau dirbo, kodėl dirbo, žinai, kodėl nesimoko, žinai, buvo. Nu tai, žinai, bet tuo metu žmonės buvo taip išblaškyti, jų gyvenimai, kad jie neturi tėvų, nei klausimų nėra. Aš net neklausdavau, kodėl, o kur tavo tėvelė ir ką. Mes neklausinėdavom, todėl, kad visi žmonės pas mus, kurie būdavo, mes neklausinėjom. Mes nežinom. Ir jie neturi, todėl, kad daug dalykų buvo, kad negalima kalbėti, turbūt buvo, arba kad mes nežinotumėm. Kad čia buvo gal mamos rūpestis, kad geriau, kad mes nežinotumėm. Tai aš nežinau, ar broliai žinojo, turbūt, kad irgi nežinojo. O jūs prisimenat, kada jinai pirmą dieną pas jūs atsikraustė, kada priėmėt? Aišku, tai tą pirmą dieną, kai pas mus, kadangi visada kas nors būdavo, nebūtinai, kad Irena ypatingai reikšminga. Tai vieni žmonės nakvoja, tai kiti, tai vis tiek kažkur priglaudžia, tai vienam kambarį, tai kitam dar buvo galimybė plačiau gyventi. Tai Irena buvo, man padarė pirmą įspūdį, tai tokį, kad, kažkaip, kad liktai daug vyresnė negu aš. Jie atrodė ne pagal savo amžių vyresnį tada. Tai paskiau tai to nebuvo, bet matyt nuo tos įtampos, bet to ji buvo šiek tiek susibūžusi. Ji labai buvo gražiai išlakuota, man visada labai išlakuoti žmonės, visada nuo pat vaikystės labai patikdavo. Nežinau kodėl, man atrodo, kad čia kažkas labai simpatiško. Tai man tas krito į akis. Ir žinoma, mes kartu valgydavom ir visi taip pajuokaudavom ir Irena kažkaip labai irgi sugebėjo kažkaip matyt dėka mamos turbūt. Kažkaip savęs nesureikšminti, bet vis tik buvo labai turbūt taktiškai. Bet mes taip visi išauklėti ir Irena yra iš šeimos, kur žinai, su ja jokių konfliktų neturėjom iš pat pradžių. Ir, žinoma, kaip būna, kad iš karto, pavyzdžiui. Bet tokio, kad nebūtų kontaktų irgi nėra. Kontaktas buvo kažkoks labai natūralus. Mane atsibino, kad labai natūralus. Vat mokytoja Dirsytė, pavyzdžiui, tai jau ji buvo mokytoja. O mes gana išdykę. Tai, žinai, jinai buvo tokia labai disciplinuota, labai ori ir visada, žinai, su kažkokiu tai užrašyliu ir kai bendrauja su mano mama, tai aš matau, kad ji labai klausosi, ką mano mama sako, bet tai per atstumą. O kontaktų tokio su ją
išskyrus, kad pagarbos tas žestas, kad būtų, o jau ten tas kitas mokytojas toks buvo Mečys, tai jis labai gerą balsą turėjo, jis chore katedros giedojo kurį laiką. Tai jisai kaip mama labai kaip vaikam darydavo įspūdį, kai jis vonioje labai ilgai prausėsi ir visada operuoja repetuoja savo giedojimą arba balsą. Atlieka pratimus. Tai kažkaip nusaka, kai įdomu, kada jis jau užbaigs. Žinai, mes turėtum kartais stovėti eilutę nuo ryto prie tos vonios arba tualeto. Tai ir Mečys gyveno pas jūs? Jo, tai jau jie gyveno ir labai greitai, todėl kad matyti neturėjo kur apsistoti tie žmonės. O Adelė Dirsytė kiek laiko maždaug gyveno? Adelė iki arešto. Bet jos arešto neprisimenu. Ar tą pačią dieną, ar nežinau, bet kažkaip. Adelė Dirsytė tai buvo tokia, tokia, nežinau, gal toks stilius žmogaus, tiesiog buvo tokia labai santūri. Bet šiaip labai gera, labai tvarkinga, žinau, kad jos visada rūbai, tai buvo, prisimenu, žinai, kad aš jau ir spalvom, tai žinau, kažkas ruda, kažkas žalia, yra nedaug ir to, ir jai labai, kažkaip prie jos tamsių plaukų, jai labai tiko. Taip, tai šiek tiek. O paskui dar norėjau pasakyti, kad tai kaip prie Pranciškonų, taip ir Mikalojus, bet ką aš dar gerai prisimenu, tai man tas Vilniaus karietos patikdavo. Tai įsivaizduojate tokią karietę, mes mamytę pasamdydavo, kai mes važiuodavom aplankyti buvusias prancūzų mokytojas mano tėvelių. Ir jos gyveno Polocko gatvės gale, ant Belmonto kalno, kurių nebėra. Ir ten buvo tokia bakūžė, labai dideli medžiai, ta bakūžė ir rudenį. Ten kažkas nepaprasta. Tai man primindavo šiek tiek kaimą, giminų kaime, sodybas, dideli medžiai, ruduo, tie lapai. O tos prancūzės su perukais, ir mama, ir dukra. Ir labai prancūzės, ir tas interjeras, ir visa kita. Ir mamytė, žinoma, su jomis kalbėdavusi prancūziškai, gal kad neužmirštų. O mes tam sode, tam Belmonto kalno. Kalnas jis yra, ir kas man labai keista, kai aš norėjau surasti tą kalną, neberadau. Tai įsivaizduoju, nebėra to kalno. Mes, kai jau aš ištekėjau už Vlado, sakau, Vladai, jeigu būtų ta bakūžė, tai ten būtų nuostabu, žinai, apsigyventi. Ir dabar pasirodo, Belmontas kalnas yra nukastas jau seniai, čia tarybiniais laikais. Ir dabar toj pakalniai, ar tik ne prezidento vila, ten ne vila, bet namas. Ir kodėl aš atkreipiu dėmesį, nes mes su Irena, buvo iš mano tokia vertėja, Luiso Kerolo vertėja į rusų kalbą, o mano yra šiek tiek mūza, todėl kad jis sakė, kad tu turi daryti šitą knygą. Jis man neleido svarstyti ilgai. Ir mes ten buvom restorane ir sakau, o kur čia tas Belmonto kalnas? Pasirodo, kad vietoj to Belmonto, tai parodė ten dabar tikrai visas nukastas. Tai man taip pasidarė liūdna, kaip galima buvo, tokia graži erdvė buvo ir tokie galingi ąžuolai, ne tik ąžuolai, ten ir klevai. Tai va tas Vilnius su to užkampiu ir su Jeruzalės. Čia Jeruzalė irgi mes vaikystėje kalvarijas organizuodavo su vaikais eiti kalvarijas. Tai mes nuo mokyklos eidavom. Nuo kurios mokyklos? Nuo Salomėjos Nėries, bet čia buvo Birutės dar turbūt.
Birutės dar gimnazija turbūt. Ir būdavo organizuojamos, reiškia, vaikų tos ekskursijos į Kalvarijas. Tai mums labai darė irgi didelį įspūdį, dar tos koplytėlės dar visos senos buvo, bet dabar jas atstatė, bet kai sprogdino, mes girdėjom tą naktį. Čia jau vėliau. Tai žodžiu, buvo, vat, kad Jeruzalė, paskiau ten Belmonto kalnas, tai jau tie pakraščiai Vilniaus buvo labai, atrodė ir toli, ir arti. Tai čia galima taip pat būdavo važiuoti su karieta. Ir tada dar daug buvo su arkliais važinėjama. Ir tas nuo ryto, kai su tais arkliais pradeda ir pabundi kartais labai anksti, jie susisiekimo priemonė. Ir kadangi mes kai Trakų gatvėje, tai iš geležinkelio stoties labai dažnai žmonės grįždavo, samdydavo. Ten visada jie stovėdavo dažniausiai, jų daugiausiai būdavo prie geležinkelio tų vežimų, tų, kurie padeda žmonėms su daiktais pervažiuoti miestą. Nu, tas Vilnius buvo tuo atžvilgiu ir savaip žavingas. Ir Tauro kalnas paskiau. Tauro kalnas, Čiurlionio gatvės gale, taip pat observatorija, tai va šitie visi dalykai, tai man sudarė tą erdvę, kas yra Vilnius, o observatorija tai Čiurlionio galas. Tai ten profesoriaus Žemaičio šeima ir mano labai vaikystės gera draugė buvo Geniušinė Irena, kuri gyveno observatorijai. Tai žinai, pas ją jau aš jausdavausi visiškai kaip Gulbinėnuos. Nes ten parkas jau ir ten Vilnius ir dėl šitų vietų buvo gražus. Tai sakau, Belmonto kalnas, Čiurlionio galas ir Kalvarijos. Užmiščiai, kurioje aš įsimenu gerai. O jūs prisimenat kažkokius savo mokytojus iš mokyklos? Dirsytė jums mokė, dėstė? Mane nedėstė, jau vėliau jį dėstė Irenai, visai tai dėstė. O kadangi jau Irena paskiau jau kai tarybų valdžia jau Vilniuje buvo, jį jau galėjo ir tada dar aš nežinojau, kad išveitė. Ir kai užsidėjo tautinius rūbus, sakau, tu tai tikra lietuvaitė. Iš tikrųjų, jai matyt buvo taip juokinga, kad į tą prisiminė ilgai, nes kažkaip jai labai tiko. Jai labai gerai jautėsi, bet šiaip jau paskui mes su Irena palyginti ne taip ilgai gyvenom, bet atrodo, kad ilgai. Ir liko liktai visam gyvenimui. O iš tikrųjų, žinai, kai mano mamytė suėmė, tai jau žinot kaip, reiškia Irena ir visi mes nesavarankiški. Kaip mes išgyvenom iki mokslo, kadangi čia buvo kovo mėnesį, kai mamytė suėmė, bet mes vis tiek visi baigė mokslus, tai man atrodo, kad brolis mes turbūt kažką parduodavo, turbūt iš namų ar ką, nežinau. Bet turėjom ką valgyti ir Irena, paskui jau Irena irgi daktarai Braunai pasiėmė, o mus paėmė tatus, bet buvo labai įdomu, kad iš tų draugių, kurios turėjo būti. Bet mamytė mano visai sakydavo ir tą vieną ponę, ir tą kitą, kur dirbo kartu tam restorane. Tai jos buvo labai išsigandusios. Mano mama visada buvo irgi tokia, kaip čia pasakyti. Nežinau, mes kažkaip išaugę, kad su baime pas mus netvarkoj. Reiškia, jeigu reikia, tai reikia. Ir eini ir net negalvoji. Kai manęs paklausi, o kaip su baime, aš ir dabar nežinau. Tikrai ne kokia drąsuolė nieko, bet kai staiga tave ištinka kažkokia problema, reikia spręsti. Ir kur reikia apsispręsti, tai kad tenka ir gana anksti. Ir vaikam kartais tenka apsispręsti anksti, už tiesą. Tai su Irena mums buvo lengva.
Ir liko tie ryšiai ir aš labai paskutiniu metu jaučiau, kad kažkaip tas išsiskyrimas artėja. Tai labai tą pradėjau jausti. Tai jūs bendravote iki pabaigos? Bendravom visą laiką. Ir žinai, galbūt paskiau ir tas žydų klausimas man buvo labai gražu, kad jinai paskutinius metus, kokius 3, žinai, kaip per radiją kartais vis tiek apdovanotas žmogus iškalba, todėl kad jos profesija kalbėti. Ir be to tas jos humanitarinis išsilavinimas jai leidžia būti, valdyti auditoriją, bet to vis tiek taip pat bendravo su labai, ne tik su mano mama. Ji paveldėjo daug daugiau iš mano mamos negu aš arba mano seseris. Ji, kaip nekeista, ji tą humanitarinę savo arba humanistinę pasaulyžiūrą ji labai mokėjo gražiai, labai galėjo gerai dalintis. Ar galima pasakyti, kad Irenai Veisaitei jūsų mama buvo kaip autoritetas? Taip. Ir tą aš atkreipiau dėmesį, kaip nekeista, labiau prieš mūsų, kaip sako, išsiskyrimus visus. Nes 3 metų laikotarpyje prieš mirtį jinai pradėjo apie atleidimo temą kalbėti. Prieš tai jai būdavo labai sunku. Tai čia ta žydiška kultūra, ta yra akis už akį. Reiškia, ir jie ją turi paveldėta ir yra daug žmonių, kur tą keršto. O Lietuvai matyti yra biškai sudėtingiau šitą suvokti. Nes aš dabar atkreipiau dėmesį, kad dabar ir Palestina, ir Izraelis, jie visi akis už akį. Reiškia, šitas juos ir paralyžiuoja. O Irena ir žydų tarpe, aš pažinojau labai humanitarinės tos filosofijos arba atleidimo ir to dvasingumo tokie giluminiai dalykai, jie juos turi, bet tai nebūtinai, žinai, ką norėti, visur ta tamsuma egzistuoja ir pas mus, ir kiekvienoje šalyje. Ir su ja, man tas tiesiog buvo taip man malonu ir aš sakau, kaip man gerai, nes aš žinau, kaip tą temą, net mamytė sako, žinot, sako, mamytė perspėjimo, sako, ginčytis šito klausimu, kartais jai per sunku būdavo. Ji kol kas negali suprasti, kad mes kad, žinai, kai vyksta tokie baisus dalykai, mūsų kaip lietuvių, žinai, ir gal ir būdas, šaltumas ir tas toks, kaip, jeigu pasakyčiau, kaip estai dar labiau, tokie turi tą, santykiai nėra emociniai. Ir tie nesusikalbėjimai, ir pavyzdžiui, Lietuva, sunkiai net mūsų žmonės proto nesuvokia, kaip galėjo tokie dalykai vykti. Ir dar ir šiandieną. Bet kai vyksta tavo žemė, kai tavo žemė šitiek žmonių, vaikų ir viską, ašgi pati prisimenu, kai Trakų gatvėje varė tuos vaikus ir, žinai, mes su Irena dar matydavom, žinai, ne, jo su Irena nematėm, bet prie vokiečių matydavom. Tai aš negalėdavau suprasti, kodėl jie turi eiti šaligatviais, ne šaligatviais, o vidury gatvės per tą bruką. Ir kodėl, reiškia, reikia slapta, kad jiem padėti, ir galima tik slapta jiem palikti kur nors duonos ar kokius nors produktus prieš įeinant į getą. Vienu žodžiu. Ir tas varinėjimas tų senų vaikų ir moterų ir gatvėmis
nebuvo dažnas, bet retkarčiais juos pravesdavo, o budėdavo tik koks nors vienas vokietis šalia. O aš norėjau paklausti, ar mama jūs kaip vaikus mokė kažkokių moralinių vertybių, doros, krikščioniškų kažkokių, ar savaime viskas buvo, ar kažką pasakodavo jinai? Ne, mes nuoširdžiai pasakysiu, kad mes buvom, mama buvo per daug užimta ir mes buvom taip visi savaime, turbūt, kad tokios moralus, nelabai. Bet jeigu ką nors ne taip padarydavom ar pasielgdavom, tai iš tikrųjų ji turėjo vieną bruožą. Jai užtekdavo pasižiūrėti, kad ji nepatenkinta. Tai jau savaime pats supranti. Bet to mūsų labai buvo per karus labai artimi santykiai su mama. Todėl, kad, žinai, visi bombardavimai, visi išsiskyrimai, ypatingai, kai Irena pasiliko saugoti mūsų butą per jėgą. Mano mama taip išgyveno, mes persikėlėm per Nerį į kitą pusę, kur dabar būtų tie sporto rūmai. Maždaug ten buvo profesoriaus Sabinis ar kaip panašiai, bet dabar jau, matot, jau iškrito. Ir toj viloj, nes mano mamytė negalėjo į Rūsius eiti, jai dėl širdies jinai nepakeldavo, kai trūksta oro. Tai mes, jeigu bombarduodavo, tai mes, žinot, kur tiesiog apačioj vestibiulyje, ten glausdavomės per bombardavimus. Žodžiu, tai labai išgyveno tą Irenos užsispyrimą ir paskui, kai Irena grįžo jau po bombardavimo, labai sunkiom sąlygom, jinai pas mus atvyko Stabinio, va dabar profesorius Stabinio butas. Ir ji tada atvyko ir, žinai, kai jos susitiko, jinai su mama, jinai šaukė ir su tokiu balsu, kur aš maniau, kad ji išprotėjo. Nežinai, tie bombardavimai, kai miestas dega, tai mes, žinai, ten, kur gyvenom, tai prie pat Neries, tai tame Neryje vakare naktį atsispindėdavo, kad dega miestas, ne tik dangus, bet ir dega vanduo. Tai, žinai, tiltą aš susprogdinau. Žodžiu, viskas atrodė, kad viena ugnis. Tai, o mano mama labai pergyvendavo ir sako, negaliu, sako, kaip ji buvo užsispyrusi, kad jai liktai ten to turto būtų. Sako, nieko ten nėra vertingo. Bet man buvo taip šiurpu ir aš galvoju, galbūt jį išprotėjo. O kodėl aš, nes jis taip šaukia ir reikia iš džiaugsmo ir kad rado mus gyvus, irgi matyti iš to. Tai aš tokį šauksmą sugirdėjus Biržuose, kada išprotėjusi moteris jauna irgi šaukia gatvėje. Ir tai, žinai, yra tokie dalykai, kurie labai vaikui pasidaro, sukrečia. Bet viskas buvo labai gerai. Žinoma, mus labai daug dalykų su Irena ryšo. Paskiau, žinoma, studijos jinai jau išvažiavo į Maskvą, nes jau čia Vilniuje ją irgi sudėtinga buvo, todėl kad Aliukas Štromas, jis irgi buvo globojamas kurį laiką Bordonaitė iš tos Sniečkuvienės, kuri domėjusi į mūsų namus, buvo porą kartų atvykusi vien todėl, kad gal norėjo, žinai, kaip nors su Sniečkum susitarti, kad padėti, kad jos nesuimtų. Bet Irena irgi, žinai, labai tų klausimų, žinai, jai buvo ne taip paprasta, kad
Bet ir su Sniečkais jos gyvenimas irgi surištas, todėl kad savo laiku Sniečkus yra buvęs, kai slapstėsi Smetonos laikais, kaip bolševikas turbūt. Tai, žinai, Veisas, jos tėvelis, šiek tiek, man atrodo, jį paremdavo. Žodžiu, jų ryšiai tokie buvo, yra sudėtingi. Bet tai kaip gyvenimas viskas susipina ir paskui, kai Aliukas jau Štromas pas juos gyveno, tai įsivaizduoju, ten irgi buvo problema. O jis, kai pamatė, kad tas visas marksizmas yra blefas, o jis paauglys, va tokio viskai su labai gera galva ir labai sąžiningas, Štromų giminė labai sąžiningi žmonės. Ir jis labai aštrus pasidarė ir jau Sniečkui nebeparanku. Tai kurį laiką irgi išvažiavo į Maskvą, ten studijavo, paskui turėjo išvažiuoti net į Ameriką vien dėl savo opozicinių minčių. Jis labai Lietuvą mylėjo ir ta prasme buvo labai išsilavinęs kaip juristas, jau darys ir su labai dideliais apsisukimais. Bet man labai gaila, kad jis nedavertintas yra. Bet jis buvo per daug gal kategoriškas. Jau jam Tarybų sąjungoje jau gyventi buvo nebeįmanoma turbūt. Gyvenime labai kryžiavosi visą laiką mūsų namuose labai daug skirtingų dalykų. Ir aš manau, kad kažkokias Dievo dovaną mano mama turėjo, kad ji labai mokėjo ne vien tik juoda ir balta, bet jis žinojo, kad egzistuoja labai daug pustonių pasaulyje, tarp žmonių ir tarp pažiūrų, ir tai to negalime taip, kaip sako, apibrėžti. Man labai patiko, kaip Keliuotis vieną kartą labai gražiai pasakė, sako, kažkas sako, mano pažiūrės kaip jūsų. Tai Keliuotis sako, aš galvoju, o kokios mano pažiūrės. Suprantat, kad kartais tenka pasipildyti, nesvarbu, gal, kai ir daug to metų, ir dabar, ir šiandieną kartais pagalvoju, kad daug dalykų reikia atsargiai. Ir ko labai nemėgo, tai būtent tų kategoriškų, tiek religinė prasme, tau fanatizmo mano mama nevirškino ir yra ne vieną kartą dvasiškiam savo nuomonę pasakiusi, taip kaip ko negalime perlenkti ar perspausti. Ir vien todėl, kad, kaip ir dvasiškių tarpe yra, kurie jaučia tą sudėtingumą, o yra, kurie labai siaurai ir tas siaurumas apakina. Bet negali reikalauti žmogaus kartais daugiau negu kiek jis gali. Apskritai, ar jūs prisimenat tą dieną, kai mamą suėmė? Ar jūs prisimenat, tą vakaras buvo gerai. Diena, smulkmenų gal kažkokiu papasakotumėt? Buvo ankstyvas rytas. Mes jau gyvenom tik vienam kambarį. Ir tada mano sesutė Jonė sirgo. Įgulėjo lovoj. O kadangi beldėsi labai garsiai. Ir jūs žinote, kad toj laiptinėj Trakų gatvėj buvo veidrodėlis, į kurį pasižiūrėjus mes matydavom, kas prie durų. Tai ir jau mano mama jau suprato, kad jau yra, turbūt, kad ateina jau jos turbūt suimti, arba, tai žinoma, kažkaip mane pakėlė, aš jau
tiesiog apsirengiau, kad matyt, kad, žinai, nežinia, ar čia gal išveš, ar suims, ar kaip. Juk tuo metu negali žinoti, kaip ten viskas susibaigs. Nu, tai mamytė labai greitai pasakė, kad turės eiti kartu ir kad čia pasiliks sargyba. Liko prie durų, kažkas stovėjo, išeinamų į laiptinę. Na, ir buvo tik tai tas atsisveikinimas buvo toks labai, nepasakyčiau, kad lengvas, bet nesitikėjau, kad ilgam kažkaip galvoju, nu galbūt, žinai, kaip paprastai. Žmonės nieko nežino. Aš tik žinau, kad mamytė apkabino, palaimino, kaktą kryželiu. Manau, kad ir sesutė ir taip ir išsiskyrėm, be jokių ašarų, be jokių tokio, kad kokiu nors emocinių išraiškų, ir Irena buvo kartu. Taip ir likom. Kaip čia pasakius, kaip ant ledo. Tai bute kas tada liko, kai mama išėjo? Jūs, Irena Veisaitė? Irena ir sesutė. Ir sesutė. Nu ir taip, bet paskui jau mums nebeleido laisvai nueiti į virtuvę ir jau visą laiką, reiškia, galima sakyti, su palyda liktai. Paskui jau atsirado, išaušo kitą dieną, ten buvo jau, žinai, paštininkė, kuri atėjo ir ją uždarė kartu į tą mūsų tą patį kambarį. Paskui atėjo tokia studentė, tokia Marytė Biekšaitė, paskui aš labai gerai ją pažinojau vėliau, ir kuri taip pat įleido ir nebeišleido. Viską dar kažkas iš tokių pašalinių žmonių, bet taip susidarė, kad labai daug, išskyrus tą Marytę Biekšaitę, paskiau kažkas dar ten buvo, kur paštininkai matyt jau išleido, tai liko mes. Bet ta studentė turėjo didelių problemų, bet aš jau tada dalyvavau. Ir jinai su Irena apsitarė ir Irenos nepažinojo. Ji iš viso pirmą kartą mūsų bute, ji turėjo tik reikalų su mama. Ir pasirodo, kad jinai kažkokią slaptą medžiagą buvo atsinešusi. Ir ji dėl šito labai pergyveno, kad iš jos, kad nepaimtų tos medžiagos. Tai tada jį su Irena ir aš girdėjau tą pokalbį. Ji nesakė, kokia čia ta medžiaga, nieko, bet kad ji būtų pavojinga. Tai Irena sako, palauk, sako, aš pasakysiu, kad mums šalta, kad reikia pakurti krosnį. Va taip ir padarė, tai reiškia, Irena užkūrė krosnį ir sukišo tos popierius į krosnį ir sudegino. Paskiau tik paaiškėjo, kad ten buvo, ko gero, memorandumas dėl kažkokios sutarties tarptautinės, kur buvo svarstomi, kad reikia reaguoti Lietuvos ar laikinai vyriausybė, ar nežinau kam. Žodžiu, buvo tokios įtampos. Tai paskui, žinoma, ir ją suėmė tą studentę. Tai paskui jau mes tik susižinojom, jau susipažinom, ir jos ir lagerį paskui buvo kartu. Ji labai tokia silpnutė, tokia permatoma iš Verenos. Labai simpatiška ir žmogutis, bet jinai nežinau, ar jau pažinojo mano mamytę, ar ne, turbūt, kad pažinojo, nes paskiau jau kalėjime jos buvo kartu, jau turėjo progos. Tai kiek jūs laiko dar gyvenot tam bute, kai jau mamą suėmė? Jo, tai gyvenom ir virtuvę naudojomės, ir valgėm, ir nebadavom.
Ir žinau, tik tai, kaip tik nepapasakoju, vienintelė, kuri atėjo pasidomėti, koks mūsų kaip vaikų likimas, tai yra Sigita Paleckitė. Atvyko todėl, kad turbūt, paskui aš ir pagalvoju, sako, turbūt, kadangi jų irgi didelė šeima, koks vaikų likimas, reiškia, kažkodėl tokį klausimą. Nu, tai aš pasakiau, sako, žinai, mes turim tetą. Jau tada susirašinėjom, kad mamytės nėra. Nu, tai sako, nu, vis tiek bus kur prisiglausti, bet manėm, kad gal Vilniui galėsim, gal mamytė dar grįš ir va tokia kalba buvo. Tai vienintelį, kurį pasidomėjo, koks mūsų likimas. O Irena tada daktarai Braunai, labai simpatiškai, tai Irena pasiėmė pas save. Nes ji jau tik mokinosi tada dar. Nu, žodžiu, mes visi, išskyrus brolis, kuris kažkaip visą ūkį perėmė, jis irgi ne pats vyriausias brolis, čia pats jauniausias brolis, kuris buvo labai kažkokios supratingas. Vardas koksai? Kaip? Benukas. Benukas. Tai jis labai ūkiškai ir mes turėjom ką valgyti ir jis kažką matyti ar pardavė, ar kaip, kad jisai tų kruopų ar ten bulvių, pagrindinis maistas bulvės, pakeptus tai jau iš viso delikatesas ir viskas. Ne, gražiai, taip, dėl mamytės tik labai tas kalėjimas, va irgi broliukas tada daugiausiai rūpinosi ją, jis ir jai nešdavo siuntinukus ir jis kažkodėl neš, o jisai ir tos, jeigu prašydavo ten ar ten dėl kosmetikos, dėl pastos, dėl tokių visokių ūkiškų dalykų ir dėl maisto, tai vis tiek kažkaip suorganizuodom iš kur, tai gal mes dar ir turėjom tų lašinių, žinai, kaip būna taip, kad negyvenom turbūt su tą pačią dieną, bet aš nieko nežinau. Žodžiu, ūkiškai pragyvenom, kol baigėsi mokslo metai. Tada jau išvažiavom mes su sesute, o jis pasiliko Vilniui. O jūs išvažiavote į Vabalninkus. Ir Vabalninkuose kiek laiko pragyvenot? Pas senelių pastatas mamos. Pastatas. O kiek laiko ten gyvenot Vabalninkuose? Vabalninkuose gyvenom labai palyginti neilgai, gal porą metų, nes iš ten reikėjo taip pat išbėgti, nes ruošėsi mane areštuoti. Už laikraštėlius, kuriuos atseit darėm partizanam. Mes tų partizanų nematėm. Su sesute. Gal jų ir būdavo, bet nežinau, gal. Bet matėmės Vabalninkuose su Čigrėjienė, Čigrėjaus rašytojo žmona. Mes laikraštėlį, mokyklos, visada apiforminam, surašom ir žinot, ką mes darydavom. Pasimdavom tuos žurnalėlius, kurie nepriklausomai Lietuvoje moksleiviams ir ten, kur ateities ir ten, kur jaunimai buvo straipsniai kunigo Stošinsko, kunigo Liepniūno. Mes iš tų straipsnių padarydavom, interpretuodavom tuos straipsnius ir juos į laikraštėlį dėdavom. Atsitrašom labai protingai, bet nusirašydavom. Mes net nežinojom, kad taip negalime daryti. Man gal, matyt, nepatiko. O ten buvo tokia Daubaraitė ir inspektorė. Tai jį buvo labai, padarė labai nejaukų įspūdį. Visada su auliniais batais, labai kariškai nusiteikusi. Ir labai persekiojo ten, žinote, tam krašte. Labai gerų ūkininkų vaikai dauguma mokėsi ir toj Balio Sruogos gimnazijoje ir ten beveik visi tie mano geriausi draugai taip pat buvo, paskiau jų tėvai buvo išvežami ir visi jau bėgo į Vilnių ir išslapstėsi, paskiau vėliau. Ir aš prisimenu, kad aš pradėjau priglausti, kadangi iš Vabalninkų aš turėjau išvažiuoti dėl grinai, atėjo klasės auklėtojas ir pasakė tetai, kad mane suims šeštadienį vakare.
kad jį turi išvažiuoti. Kad šitą dalyką pasakė gimnazijos direktorius, o pasirodo čia tos inspektorės nuostata. O ta inspektorė ir ta šeima prie vokiečių, jie praturtėjo žydų turtų. Suprantat? Ir iš ten, ir su bolševikų valdžia. Tai tuomet į Vilnių grįžot ar kur? Tai tada aš važiavau vėl į Kauną pas kitą tetą, gerai, kad tos 5 tetos buvo, pas kitą tetą, paskui jau, kai pradėjau studijuoti, tai jau važiavau į Vilnių vien dėl studijų. Bet Kaune lankiau suaugusiųjų gimnaziją, nebegalėjau. Jau supratau, kad aš negaliu, teta per daug vargingai, vos irgi ten už 15 ar 17 žublių turėjo pragyventi. Tai aš pradėjau ieškoti darbą, bet per anksti niekas manęs nepriėmė. Nieko, bet paskui medicinos institute padėjo vienai mokslininkai aritmometru apskaičiuoti jos mokslinį darbą. Grinai, techniškas grinai darbas, ten nereikia jokių su galva, esu aritmometru, ten kalorijas reikėjo skaičiuoti. Na tai jie grinai mane maitino. Paskui šiaip taip Kaune projektavimo institute dėka Štrumų šeimos. Šiaip taip įsidarbinau projektavimo institute. Tapau kopijuotoje, braižytoje. Paskui buvau pakviesta į komjaunimą. Nelabai supratau, kodėl. Reiškia, kad labai gerai dirbu ir taip toliau. Bet čia jau buvo, jau supratau, kad yra. Jau Kaune pasislėpti su tokia pavardė nebuvo lengva, nebuvo sunku, arba buvo labai sudėtinga, reikėtų sakyti. Na ir žinoma, direktorius mane iškvietė. Tai klausė, sako, mes jūs kviečiam į komjaunimą. Aš tada į tą direktorių pažiūrėjau ir sakau, nu jau sakau, žinote, jūs manęs nepriimsite. Sako, kodėl? Nu, sakau, dėl šeimos. Tai aš pasakiau, kad mano tėvelis suimtas, kad mano mama suimta, kad mano broliai išvežti. Tai sako, tai kas, sako, tai kas čia blogo? Iškai sako, įsižadėkit tėvų. Tada aš jam pasakiau, sako, žinot, šito tai jau tikrai nebus. Bet aš taip labai, net turbūt su šismin sakau, nesako, jeigu mano tėvas būtų paskutinis valgata, ir tai aš jo neįsižadėčiau. Ir žinoma, tai sako, tada jis man tą anketą, sako, dabar aprašykit visą savo socialinę kilmę. Tai aš aprašiau, tai labai įdomu, kad ta mano anketa turėjo atrodyti, juokingai turbūt. Bet neišmetė iš darbo. Bet tai aš jau buvau tikra, kad mane išmes, kad jau negalėsiu, bet žinai, nu koks čia darbas kopijuotojai. Bet galbūt tam direktoriui šiaip buvo Kubickis toks. Bet jis buvo lietuvis, tik rusiškai kalbėjo. Jis iš tų lietuvių komunistų, kurie buvo atkelti į Lietuvą. Gal jam ir padarė įspūdį, kad aš nedariau iš to, kad neišgąsdino jisai manęs. Na, čia toks. Tai va taip, jau žinai. Ir paskui visas gyvenimas, žinai, galbūt dėl to buvom ir laisvi, kad visą gyvenimą, net ir su Vildžiūnu Vladu, susipažinom. Kur jūs susipažinot? Irgi susipažinom. Per studentų buvo susirinkimas. Ir aš gyvenau su draugė, kurios tėveliai taip pat išvežti. Pševalskio gatvėje, arba Vivulskio, žinai, Pševalskio ten, 11 irgi. Kada tai tam pačiam name mano mamytė yra gyvenusi Vilniuje. Nu, ir kažkas iš tų mūsų bendrų pažįstamų paprašė, sako, ar mes galėtume pas jūs padaryti pasibuvimą studentai, reiškia, čia kažkokia proga.
Ne, mes žinom, kokia jie proga, nu kažkas taip, nu žinai, taip, galvom, nu tegu savo. O ten, žinot, kas buvo tuo metu, iš Terleckas. Ir žinom, Prasas, paskui kažkokie, žinai, studentai. Ir jų tarpe buvo ir Vildžiūnas. Ir žodžiu, nu, tokia kompanija, tai mano draugė, ta sako, nu, sako, dabar tai mums jau klius. Mes, kaip sako, mes nei jokios, visai nieko bendro neturim su jais, bet pas mus įvyksta toks pasibuvimas, o jie čia po Vengrijos įvykių darė jau irgi, norėjo, kad jau čia Lietuvoje atsirastų tas studentų judėjimas. Nu, tai jinai, mano ta draugė jau irgi nekivazinių turbūt būdų studijavo, o aš jau Maskvoje studijavau, buvau įstojusi poligrafijos nekivaizdinį į grafikos skyrių. Nu, vienu žodžiu, toks gyvenimas. Bet ačiū Dievui, kažkaip tas ir užsibaigė. Toliau su Terlecku nebendravom ir nebuvom ir pažįstami. Bet tas įvykis, nu, reikia, kad viskas va taip užgriūna ant tavęs. O su Vildžiūnu tada ir susipažinau. Taip rimtai aš nekreipiau dėmesio, bet labai kažkaip jis vis tik išsiskiria savo brandumu kažkuria prasme. Jis buvo daug labai dalykų skaitis, kuriuo aš nebuvau skaičius. Ir galvoju, jei man tai turėtų būti gėda, kad aš to dar neperskaičiau, nes aš žiūriu, kad jis perskaitė. Nu, taip ir po truputį labai nukonkuravo mano kitus draugus. Nelabai, žinoma, buvau įsipareigojus tų kitų draugų atžvilgiu, bet taip vaizduoju. Na, žodžiu, gyvenime labai sudėkinga už tą pažintį ir už tą mūsų draugystę, kaip sako, iki paskutinės dienos buvo. Mes buvom labai abu savarankiški, turėjom labai laisvi ir nelabai tikrinom viens kitą, bet kai reikia padėti, labai buvo ir jis labai buvo labai jautrus ir kadangi jis buvo su širdim labai sudėtinga, taip ir gyvenime teko labai viens kitą remti. Bet to jisai, kai grįžo mano mama, tai jisai sako, pirmą kartą gyvenime taip verkiau. Turbūt labiau suartėjau, negu galima buvo įsivaizduoti. Ir turėjo vieną labai gražų bruožą, Vildžiūną. Iš slaugytojų jis pirmą vietą užėmė. Jisai ir Irena, kai mano mamytė sirgo, ir Irena Veisaitė. Nes aš kaip tik prieš mirtį šitą tarptautinę parodą buvau išvažiavusi į Čekiją prieš pat mirtį. Aš daktaris paklausė, ar aš galiu važiuoti, ji buvo jau silpna labai. Sako, yra kas ją slaugo. Ar pavyko iš Čekijos sugrįžti, mamą pamatyti gyvą dar? Ne, bet aš jau čia važinėjau 3 paras, buvau Bratislavoj, Čekijoje. Ir 3 paras aš nemiegojau. Ir lygiai tą pačią valandą ir tą pačią minutę aš pajutau, kad aš studijavau, kadangi gavau telegramą, kad vis tiek jau turiu grįžti jau iš parodos jau uždarymą, ne uždarymą, bet jau tas laikotarpis dar su tomis kolegėmis jau atsisveikinau. O štai pasakiau, sėdžiu ir pajutau, kad staiga baisiai noriu miego, jau reiškia, kad turiu skristi. Ir taip, kad ir tada kažkokie svetimi žmonės prie to paties staleliaus sako, aš jūsų paprašysiu, jūs mane pakelkit, aš nebegaliu, aš miegu. Ir matyt, ir paprašiau, nes mano, sakau, traukinys ateina 10 valandą. Ir paprašiau, kad mane prikeltų. Tai buvo lygiai ta pati, aš paklausiau, kelintą valandą mamytė mirė. Taip jau.
Bet už tai aš atsisveikinau su ja. Normaliai.